Prieš gražiausias metų šventes Čikagoje ir aplinkiniuose regionuose gyvenančius lietuvius didžiausias išeivijoje pasaulio lietuvių centras sukvietė į kelias dienas trukusią tradicinę kalėdinę mugę. Joje tautiečiai ir Lemonto miestelio verslininkai amerikiečiai pristatė savo teikiamas paslaugas, kvietė įsigyti įdomių bei originalių gaminių. Įvairios lietuviškos visuomeninės organizacijos telkė lėšas savo veiklai. Kalėdinė mugė pasaulio lietuvių centre vyksta tikrai daug metų. Centras yra įsikūręs 28 metai, kaip gyvuoja čia, o kalėdinė mugė vyksta turbūt 20 keli metai irgi. Anksčiau kalėdinė mugė vykdavo viršuje, pokylių salėje ir visi norintys prekiautojai negalėdavo sutilpti, taip pat žmonėms būdavo ankštoka. Tai prieš 5 metus nusprendėm kalėdinę mugę perkelti čia į didesnę sporto salę, kurioje yra daugiau vietos, kurioje yra erdvų ir kur visi pardavėjai ir pirkėjai gali tikrai sutilpti ir jaustis patogiau. Tie žmonės, kurie ateina čia tiek apsipirkti, tie, kurie pardavinėja, turi galimybę tiek paremti savo organizacijas, tiek paskatinti savo verslą, tiek tuo pačiu jie gali ir įsigyti įvairių prekių skirtų kalėdoms. Kasmet pirkėjų ir lankytojų skaičius auga. Tai sakykime, jeigu prieš 5 metus, kai mes perkėlėm į šičia, į tą didžiąją sporto salę, šitą renginį, tai žmonių skaičius paaugo nuo maždaug 3000 iki 4000. Tai vidutiniškai mes skaičiuojam, kad per 2 dienas, kalėdinė mugė paprastai vyksta šeštadienį visą dieną ir sekmadienį visą dieną, tai per 2 dienas mes skaičiuojam, kad apsilanko arti 5000 pirkėjų. Kalėdinėje mugėje dalyvavo Nerijos jūrų skaučių tunto vyresnės sesės, kurios rinko lėšas vasaros stovyklavietei. Kalėdinėje mugėje mes dalyvavom nuo pradžių. Kaip jie įsteigė tą kalėdinį mugę, mes tuo laiku ir prisirašėm. Ir mes Kaziukių mugė irgi, dabar 45 metai Kaziukių mugė pavasarį. Mes patys padarom daug šitų dovanų, šitus peleninės mes padarėm, mūsų skautės. Mums dovanoja žmonės, mums kitus skautės padaro, žvakės mes patys padarom ir mums paremė kiti žmonės, kur padaro savo įvairius dalykus. Ir visus čia yra dėl mergaitės, dėl jūrų skautės, dėl stovyklos, dėl jų veiklą per visus metus, ypatingai dėl stovyklos. Mūsų pastatas labai senas, mums reikia pinigų surinkti, padaryti naują virtuvę ir visą naują pastogį stovykloje irgi. Labdaros organizacijos Vaiko vartai į mokslą atstovės gražioje šventėje taip pat telkė paramą savo veiklai. Nepelno siekiančios organizacijos misija – padėti sunkumų šeimoje išgyvenantiems vaikams Lietuvoje, sudaryti palankias sąlygas mokytis bei asmenybei formuotis. Vaiko vartai į mokslą įsisteigė 1989 metais. Buvome prašomi Lietuvos žmonių, kad padėtų vaikams, kurie yra gatvėse ir nelanko mokyklos. Tai jau dabar daug metų kaip dirbame ir remiame 11 dienos centrų Lietuvoje. Kalėdinės mugės nepraleido ir Lietuvos vaikų globos būrelis Saulutė, kuris jau daugiau nei 20 mečius rūpinasi Lietuvos našlaičiais. Saulutė įsikūrė 1993 metais. Tai buvo tuo laiko pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininko Broniaus Nainio iniciatyva, kad Lietuvai įsilaisvinus reikia pagalbos, kad padėti ligoninėms, senukams, vaikams ir taip toliau. Per 20 metų mes esame jau nusiuntę į Lietuvą vien tik pinigais, jau virš 3 milijonus, galbūt arti 4 milijonų dolerių, be to siuntinių į vaikų namus ir taip toliau. Ir va šitokios mugės ir žmonės, kurie aukoja ir kurie paima remti vaikus, $360 per metus, padeda mūsų veiklai. Gražioje šventėje dalyvavo Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančio Mažosios Lietuvos fondo atstovai. Fondo lėšomis remiama Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūrinė bei šviečiamoji veikla, leidžiama spauda apie šį lietuvininkų kraštą. Solidžiausi fondo lėšomis sudaryti ir išleisti leidiniai, 4 tomų Mažosios Lietuvos enciklopedija bei Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas.
Pasaulio lietuvių centre Lemonte vykstanti kalėdinė mugė kasmet sutraukia vis daugiau dalyvių bei smalsių lankytojų. Centro vadovai džiaugiasi, kad prieš šventes į mugę užsuka ir Lemonto miestelio gyventojai amerikiečiai. Šitokie renginiai padeda išlaikyti mūsų brangę Pasaulio lietuvių centrą. Jau daug metų šitas pastatas ir stovi, bent 35 nepelno siekiančių organizacijų dalyvauja čia. Tai mums tikrai reikia ir finansinės pagalbos, paramos, tai dėl to tokius renginius ir suruošiam. Ačiū visiems, kurie dalyvauja.